uždavinys tikimybėms skirtas, tikrinti tikimybių žinias. 3 dalių uždavinys, 21 uždavinys, 2 dalys lengvutės su raidelė B po 1 taškelį. Ši 3 dalis yra 5 taškeliai uždavinio vertė. Na, aišku, galima bus ir 1, ir 2, ir 3, ir 4 taškelius surinkti, nebūtinai 5 iš tos dalies. Kas pasakyta? Pasakyta, kad dėžėje yra 3 spalvų rutuliai, raudoni, mėlyni ir geltoni. Tikimybė ištraukti rutulį iš dėžės, kurios spalva yra raudona, yra lygi 5/12. Tikimybė ištraukti mėlynos spalvos rutulį yra 1/3. Kokia tikimybė geltonos spalvos ištraukti rutulį yra nepasakyta, bet galime visiškai nujausti, kad to mums prireiks. Gal galim pasakyti net neskaitydami kas toliau, nors to daryti visai nebūtina. Na, kam lygi tikimybė ištraukti geltoną rutulį, kokia ta tikimybė? Visų tų tikimybių suma turi būti lygi vienetui. Tai kada bus vienetas tikimybių suma? Na, verta pasiversti trupmenas, pasikeisti trupmenas taip, kad vardikliai būtų vienodi. Tai yra šią trupmeną pakeiskime tokia, kad vardiklis būtų 12. Tai pravers, dauginu iš 4 skaitiklį ir vardiklį 4/12. Čia 5/12, čia 4/12. Tai kiek čia 12? 3/12. Tai kurių rutulių daugiausia? Daugiausia raudonų, tada mėlyni, tada geltoni. Čia tarp jų. Pirmąją dalį sprendžiam B21.1. Klausia mūsų, kokia tikimybė, kad ištrauktas rutulys bus raudonas arba mėlynas. Raudonas arba mėlynas. Na, tikimybė ištraukti raudoną 5/12, mėlyną 4/12, tai raudonas arba mėlynas bus tiesiog tų tikimybių suma. Kodėl taip yra? Lankėt mokyklą, čia pačiam susigaudyti yra tikrai nesudėtinga. 9/12 B lygio mokiniai galėjo šį uždavinį padaryti. Na, kaip mes ir spėjom pradžioj, prašo tikimybės, kokia tikimybė yra ištraukti geltoną rutulį, kurį mes čia apskaičiavom, bet mes čia tik savo apskaičiavom. Dabar rašom, kad geltono rutulio ištraukimo tikimybė tai yra bus vienetas. Galima apskaičiuoti, iš vieneto atėmė ne geltono rutulio ištraukimo tikimybę, kurią apskaičiavome pirmame šio uždavinio punkte. Lieka 3/12. Žinoma, galima šios skaičiukus prasti. Bet tikrai jau komisija neturėtų nubausti. Jeigu čia paliksite tokius atsakymus, čia dalyjasi iš 3, tai kiek bus 3/4. Čia irgi dalyjasi iš 3, yra 1/4. Pasitikrinam sumą iš tikrųjų. Vienetas yra viskas tvarkoja. Na ir 5 taškis uždavinys. 5 taškis uždavinys. Uždavinio dalis. Klausia, apskaičiuokite, kuri tikimybė yra didesnė. Ar didesnė tikimybė ištraukti, traukiant 3 rutulius iš dėžės, tos dėžės, ištraukti 3 rutulius, kurių visų tų 3 rutulių spalvos vienodos. Tai yra arba raudonos visų 3, arba mėlynos, arba geltonos. Ir klausia palyginti, ar ši tikimybė didesnė, ar tikimybė šio įvykio yra didesnė. Kad 3 spalvos yra skirtingos. Tai reiškia, kad visos 3 spalvos yra skirtingos. Vienas raudonas, kitas mėlynas, o trečias geltonas. Taip? Ar daugiau yra variantų? Gali būti viena skirtinga, 2 vienodos. Taip, apie tai čia nekalbama šiame uždavinį. Šių tikimybių suma bus ne vienetas. Nebus vienetas. Taip, kaip šiuo atveju vienetas, tai čia ne vienetas. Na, paskaičiuokime tikimybę, kad 3 spalvos visos yra vienodos. Na tai, kokia tikimybė, kad 3 kartus traukdami ištrauksime raudoną rutulį? Na tai rašau P vienodos, tarkime, vienodos. Tikimybė, kad visos 3 spalvos bus vienodos. Kaip aš ją apskaičiuosiu? Pirmasis rutulys ištrauktas, jeigu yra raudonas, yra 5/12, tada mums reikia antro raudono ir trečio raudono, tai bus kart 5/12, tai antrasis traukimas ir vėlgi trečiasis traukimas 5/12, nes rutuliai į dėžę grąžina. Tai esminė taisyklė, tai yra esminė sąlygos dalis, rutuliai į dėžę grąžina. Ne, čia tai mes be jokių gražinimų čia, o čia tai yra jau gražinimai. Šitą visą šią sandaugėlę, aš kaip galiu trumpai užrašyti, aš čia operatorių, kad tilpčiau.
į ekraną, nebūdamas labai platus, užrašau tą sandaugėlę laipsnių. 5/12 trečiuoju. Na, lygiai tas pats, jeigu kalbam ir galvojam apie mėlynus rutulius, tai prie šios tikimybės, prie šios reikšmės mums reikia pridėti 4/12, jeigu visi rutuliai yra mėlyni trečiuoju, ir dar pridėti 3/12, kurių visi rutuliai yra geltoni. Neskaičiuoju toliau, palieku tokį reiškinuką, kurio reikšmę galiu, aišku, apskaičiuoti, turėdamas kalkuliatorių ar netgi ir be jo. Skaičiuoju tikimybę spalvos skirtingos. Taip, spalvos skirtingos. Na, iš pradžių galvosiu taip. Kokia tikimybė, kad pirmas rutulys ištrauktas yra raudonas? 5/12. Kad antras rutulys ištrauktas yra mėlynas. Man jau raudona netinka. Rutulys grąžinamas. 4/12. Kokia tikimybė, kad trečias ištrauktas rutulys bus būtinai kitos spalvos, tai yra geltonas. Bus 3/12. Tai atsakymas ar ne? Bet aš pirmą rutulį galėjau ištraukti nebūtinai raudoną, galėjau ir mėlyną, galėjau ir geltoną. Antrą rutulį tada kitos spalvos ir trečios spalvos. Perstatyti tų perstatų, 3 elementų perstatų iš viso yra 6. Raudona, mėlyna, geltona, raudona, geltona, mėlyna, mėlyna, raudona, geltona, mėlyna, geltona, raudona, geltona, raudona, mėlyna, geltona, mėlyna, raudona. Iš viso 6 variantai. Todėl tikimybė ištraukti 3 rutulius, kurių visos spalvos yra skirtingos, tas tikimybinis skaičius yra, tas atsakymas yra kart 6. Belieka nustatyti, kuris iš jų skaičiukas, šitas didesnis ar šitas. Šis skaičiukas ar šis. Na, visiškai nesunku mums įsitikinti, kad šią sumą vardiklis yra 12 trečiuoju, šioj sumoj vardiklis irgi 12 trečiuoju, jie yra vienodi, manęs nedomina skaitikliai. 5 trečiuoju plus 4 trečiuoju plus 3 trečiuoju, o čia kas? 5 kart 4 kart 3 kart 6. Katras iš šitų dviejų skaičiukų didesnis. Kuris skaičiukas didesnis? 5 trečiuoju 125, 4 trečiuoju kiek? 64 plus 27. Šičia 216, jeigu nesuklydau. Šičia 5 kart 4 kart 3, 5 kart 4, 20 kart 3, 6, 60 kart 6, 360. Kurios trupmenos reikšmė didesnė? Žinoma tos, kurios skaitiklis didesnis. Tai yra šis skaitiklis didesnis. Mūsų neprašo, kam lygios tikimybės, kadangi ši reikšmė, ši trupmena didesnė, skaitiklis didesnis už tas. Tai teisingas atsakymas yra štai šis teisingas atsakymas, kad skirtingų visų rutulių spalvos skirtingos, 3 traukimų eksperimente yra didesnė negu kad tikimybė, kad visų 3 spalvos yra vienodos. Už šį uždavinį, kaip sakiau, galima gauti teisingą pilną sprendimą 5 taškus. Čia kuo puikiausias sprendimas. Bet už tam tikrus momentus, sakykime, jūs nepadauginate 6. Tai čia netokia didelė klaida, net gal ko gero ir 4 taškus galima. Bet 3 tai tikrai. Už kažką, tai čia jau vertinimo instrukcijoje bus parašyta, taip kad nereikia bijoti pradėti spręsti uždavinį, nors kiek kažko padarė ir žiūrėk, susirinkai tų taškelių